ką, chebrytė varom atostogaut. Bandau surasti, kur pasidaryti čekiną. Keista, nes man buvo atsiuntę žinutę, kad mano skrydis atidėtas yra valandai. Bet čia dabar atvykus į uostą, tai rodo, kad viskas laiku. Nežinau, kaip iš tiesų bus, bet šiaip galvojau gal biškį vėliau varyti, nes po valandą nukėlė, tai turiu daugiau laiko, bet gerai, kad anksčiau atvariau, nes galimai skrydis yra laiku visai. Tai varau tada įsičekinint, bandyti rasti. Man atrodo, gal ir čia kažkur. Is this for Bangkok? Ah, perfect. Turiu dar 2,5 valandos iki skrydžio. Gerai, kad matau, kad yra rozetės, tai gal prisijungsiu šiek tiek visus dalykus pasikrauti ir gal pradėsiu montuoti šitą video, nes tingėsiu tikrai rytoj montuoti. Tai ir greičiau įkelsiu dar plus turiu sumontuoti 2 kitus video ir aš nežinau, ar juos montuosiu ar ne, labai tingiu nuoširdžiai. Ir vienas yra dar iš Gold Coast'o, kai keliavau, kitas dar su George Kaplan, kai dar keliavom. Tiesiog vieną išvarę kartą buvom. Jeigu šitą pirmiau matot video, tai aš tų nesumontavau. Jeigu tuos kitus matot video, tai cool. Dominikai, šaunuolis, kad nepatingiai ir sumontavai. Vakar turėjau gan neblogas išleistuvės darbe. Išėjom be McDonald's ir vandens, daugiau nieko nesinori. Tai nors šiaip turiu tradiciją visą laiką dabar, jeigu oro uoste kažkur atvarau ir skrendu, tai prieš skrydį išgeriu arba alaus kokį bokalą, arba šampano, nes man tokia asociacija, kad jeigu galiu sau leisti oro uoste išgerti kažko už tikrai nepadoriai didelę kainą, tai tada jaučiuosi toksai suaugęs ir tikrai daug uždirbantis. Tai vat. Bet šiandien tos tradicijos tikriausiai nedarysiu, nes nesinori visiškai po vakar. Bandau dar atsigauti šiek tiek, dar veidas čiušiut patinės, bet bent kažkiek pamėgau. O iki lėktuvo 2 valandos ir viskas, varysim į Tailandą. Persikrausčiau į kitą vietą, nes kompo baterija išseko. Dabar viskas susijungęs, gaunu ir telefoną ir kompą. Baigiau montuoti video ką tik, pradėjau renderint ir supratau, kad iki skrydžio koks 2 minučių man liko, kada pradėjęs boardint, o man renderint apie valandą užtruktų. Kažkodėl turiu labai blogą įpratį viską renderint max geriausią kokybę ir tada man tiesiog užtrunka valandą su pusė, tiesiog 10 minučių video išrenderint. Tai tikriausiai bandysiu gal arba lėktuve, jeigu baterijos užteks, arba tada jau nusileidus Tailande tikriausiai. Bet ačiū Dievui, nepatingėjau ir sumontavau vieną video, antras liko dar tik tais. Ir tada jau pradėsiu šitą montuoti. Tai Tailande 1 dieną tikriausiai biškį darbą turėsiu. O dabar einu išleisti paskutinius Australijos dolerius, kuriuos turiu, nes labai nenoriu vežtis tenais. Ką tik vos neprikritau tiesiog lygioj vietoj. Ir viskas. Nežinau, ką eit nusipirkti, nes kaip ir nieko nesinori, bet galvoju skrydį pasiimsiu kokius skanukų. Einam pasižiūrėti, ką gero galima rašyti. Galvoju, gal man tokį kinder kiaušinį pasiimti ir tiesiog griaužti lėktuvę. Dydis kaip mano delną realiai. Tai ką, pasiėmiau 2 dalykus, tai šokolado plėtos braškės, nes pagalvojau, kad vis tiek norėsiu kažką pagriaužti, kai skrydžio metu saldaus. Ir kažkodėl sugalvojau tiesiog pasiimti likerį. Neįsivaizduoju kodėl, nes alkoholio visiškai nesinori. Tuo labiau, kad dažniausiai skrydžio metu ir taip duoda nemokamai, bet ten dažniausiai duoda alų arba vyną. Man patinka, kai žmonės va taip atsistoja tiesiog ir stovi ir laukia. Ir jie čia stovėjo kokius gal 20 minučių, kad nors nepasakė, kad laipin pradės nieko, ir jie stovėjo 20 minučių, laukė. Kol galiausiai pagal sekį pasakė, kad biški yra slide delay, tai atsisėskit ir pailsėkit. Tam prasme, kam
laukti 2 minučių, kai nieko dar nepasakė apie laipinimą. Čia kai žmonės, kai tik nusileidžia lėktuvas, iš karto atsistoja. Aš nežinau, kodėl mes perėm nuo plojimo nusileidus prie atsistojimo dar net nesustojus lėktuvui. Hello, how are you? Good. Thank you. Nu ką, sėdim lėktuve jau. Šiaip niekad nesu skridęs su tailandiečių oro linijom, tai įdomi patirtis bus. O šiaip, Sidnėjui dabar jau gražiai labai leidžia saulė. Nusileisim Bankoke 1 nakties beveik. Kažkaip visai okei galvojau, kad bus, bet tada supratau, kad Sidnėjaus laiku tai aš nusileisiu 5 ryto. Tai toksai biški bus gal jetlagas šiek tiek ir nežinau kaip užmigti šiais, bet kaip nors bandysim. Vienas dalykas, ko nežinojau, kad lėktuve nėra jokio teliko. Ir kadangi skrydis 9 valandas, tai biški toksai lemba 9 valandas skristi ir nežiūrėti filmų biški keista. Bet grinai prieš pakylant lėktuvui pamačiau, kad nėra teliko ir iš YouTube'o prisišinčiau dafiga podcast'ą, dafiga video. Tai tikrai turėsiu ką veikti per skrydį. Plius biški miegas jau ima, nors neturėčiau šiaip užmigti, negaliu užmigti, nes kitaip nuskridus į Tailandą 1 nakties nebent varysiu tūsint, tai kas šiaip nėra bloga idėja, galvoju dabar, bet pažiūrėsim. Pas mane langas, tai pilna tarakono likučių va čia, nežinau ar matosi. Ir šiaip nelabai švarus, bet oh well, mokėjau tikrai nedaug už bilietus, parašysiu dar kainą kažkur čia ir negaliu spustis, bet pigios oro linijos jaučiasi, nors iš kitos pusės tai stebėtinai daug vietos kojam. 3 metrų ūgio, tai dar pilnai galiu įsitiesti irgi. Kuprinę atsiėmėm. Viškai pavargau per skrydį. Ką tik pasidariau kortelę, pasiėmiau 30 dienų SIM. Neribotas internetas kainuoja 1000 batų. Bet čia aišku oro uosto kainom. Kiek 1000 batų yra kažkas gal $40, tai spėju koks 30 eurų gal. Tai čia maždaug kaina, jeigu ką aš kainos tiek parašysiu kažkur čia. Dabar dar kažkur žinau, kad yra vieta, kur galiu įsikeisti pinigų, kur labai geras yra reitas, tik nežinau kurioje vietoje, tai pabandysiu dar surasti. Pasirodo, tas exchange'as uždarytas dabar, nes 2 ryto Tailande, tai pasikeisti pinigų neišėjo, bet aš kažkiek turiu iš Australijos pasikeitęs, tai išgyvensiu dar iki rytojaus. O šiaip man patinka, kad labai lengva pasakyti, kad jau esu Tailande, kai tiesiog oro uoste gali pasidaryti masažą. Tai puikiai. Labai geras vaibas. Dabar 2,8 laipsniai karščio lauke, tai aš va su kelnėm, su batais, tik kuprinį visi šortai ir viskas sudėta, tai kai tik nuvarysiu į Airbnb, iš karto pasikeisiu viską ir bandysiu, aišku, užmigti, bet nežinau, lėktuvė pamiegau gal kokias 2 valandas, tai išsimušęs biškį iš ritmo.
kiek 2 dienom dabar jau. Nes dabar yra pirma, tai realiai. Jo. Bet čia praleisiu 2-3 dienas ir tada brisim toliau. O, kokia kieta, reiktų šiekti.